tema, kuri paskelbta ir atrodo skaidriai truputį kitaip, bet iš tikrųjų yra skirta Pranciškui Smuglevičiui. Dabar jau vardas yra gana plačiai žinomas, bet šiaip jis labai mažai pažįstamas. Jis labai daug yra sukūręs. Vėlgi ne viską, ką jis sukūręs, mes pažįstam, todėl kad ir išbarstytas jo palikimas labai gausiai, nemažai jo tikriausiai yra ir dingę, bet netgi sunku pasakyti, ar tikrai tie darbai, kurių sąrašai yra įvairių metų daryti, ar tikrai jų jau nebėra, ar jie kažkur yra ir kažkas ir išplaukia. Pastaruoju metu, kai Smuglevičius pradėjo kilt kaip ir iš ūkų, bet tai, apie ką šitą paskaitą, tai būtent apie labai reikšmingą Smuglevičiaus gyvenimo laikotarpį, apie kurį tokių biografinių duomenų mes irgi turim labai mažai. Smuglevičius nepaliko nieko apie save, išskyrus plaštelį laiškų, kurių dauguma yra susijęs su jo finansiniais sunkumais, su piniginiam problemom. Kažkokia yra vienas kitas žmogus paminimas, yra jisai minėtas keliose vietose, bet kartu tada tenka apie jį kalbėti iš jo kūrybos. Ir mes turim tam tikrus rėmus, tai man šiaip labai smagu, kad šita paskaita vyksta Smuglevičiaus gimtadienio išvakarėse, jis gimė spalio 6, tai irgi taip jau, ir būdamas 17 metų, jis gimęs Varšuvoje, dailininko šeimoje, jo tėvas buvo aukštai vertinamas dailininkas, jis buvo tuometinio karaliaus Saksų Augusto III rūmų dailininkas, žinoma, ten tų rūmų dailininkų buvo ir daugiau. Šeima irgi buvo aplinkui, tai yra, jis turėjo kelis sūnus, dauguma jų nuėjo irgi į dailininkus, bet Pranciškus aiškiai išsiskyrė gabumais ir todėl kartu su Smuglevičiaus giminaičiu iš Lvovo, sakant, kuris žinoma šiaip jau irgi dailininkų Simonu Čechavičium, Pranciškus tikriausiai įgijo pradinius kažkokius įgūdžius, meno piešimo, komponavimo, tikriausiai kopijavo kažką ir tėvo pastangomis, tikriausiai pritariant dėdėjai, tai būtų galima vadinti, arba tetulėnui, šitam Čechavičiui su žemaičių vyskupo parama, taip atrodo, Giedraičio, jis atsidūrė Romoje. Ten jis atsidūrė 1763 metais tikriausiai, tikslios datos jo atvykimo, kaip paskui ir išvykimo iš Romos, bet ten jau su išvykimu truputį aiškiau mes neturim. Ir jis Romoje pragyvena 20 metų. Nuo 17 metų tuo laiku jaunuolis buvo laikomas suaugusiu vyru. Išvyksta atitinkamai būdamas 37, tai jau pagyvenęs, būtų galima sakyti, ir laikomas greičiau jau beveik senyvų, nuo moteris 30 metų tai jau buvo laikomas sena, vyrams gal truputį didesnė nuolaida, bet taigi ir grįžta į tėvynę. Grįžta į Abiejų tautų Respubliką, iš pradžių į Varšuvą, paskui greitai atsiduria Vilniuje. Čia pakviestas Vilniaus vyskupo Ignoto Masalskio. Apie ką norisi kalbėti? Apie tai, kągi, sakykime, tą visą brandos laikotarpį, nes kartais į Smuglevičių žiūrime, kad jis Romoje mokėsi. Bet jis ten tiek metų išgyvenęs ir kartu mokymosi laikas dailininkų iki 37 metų, tai jau turi būti baisiai negabus. Ir tai be abejonės, kad jisai dirbo intensyviai, mes tikrai toli gražu, ne viską žinom, ką jis darė, apie kuriuos jo darbus žinom, bet tai pasižiūrėti, tai jis, kai jis grįžta į tėvynę ir grįžta vėlgi, sakyčiau, įdomiam apystomam. Viena vertus, tai jis grįžta jau po pirmo Žečpospolitos arba Abiejų tautų Respublikos padalinimo. Jis grįžta iš miesto, kuriame labai gausi tarptautinė menininkų bendrija, daugybė menininkų iš įvairių šalių gyvena ir dirba, ir absoliuti dauguma iš jų nebeišvažiuoja iš Romos. Paskui tas keisis, bet tuo metu, kai ten yra Smuglevičius, Roma yra tuometinio, sakyčiau, tokio civilizuoto pasaulio centras, pirmiausiai kultūros centras, be galo patrauklus, labai modernus, labai orientuotas į meną ir į kultūrą, bet pirmiausia į meną.
Tai yra klasikinės kultūros centras, židinys, kur visą laiką kažkas atrandama, vyksta kasinėjimai, publikuojama, kur tikrai verda gyvenimas ir kur dailininkai gali išgyventi, nes klesti turizmas, sakytume dabar įvažiuojamasis turizmas, į Romą važiuoja pagal tą vadinamą edukacinį Grand Tour turistai, kurie praleidžia ten kartais ir ne vienerius metus arba bent kelis mėnesius, visi nori išsivežti kažką. Pirmiausia, iš Romos, žinoma, keliauja ir per Florenciją, ir pasiekia Neapolį, ir tuo metu jau kasinėjama Pompeja ir ypatingai Herkulanuma, čia jau kiti dalykai. Bet Smuglevičius grįžta į tėvynę ir grįžta, tikriausiai, vėlgi mes nelabai žinom jo paskatų, dažniausiai tyrinėtojai, kadangi visą laiką jis kalba apie pinigus, kai kažką kalba, kai mes randam jo kažkokias užuomenas, kad gal buvo finansiniai sunkumai, bet tikriausiai susidėjo daug įvairiausių dalykų ir pagal tai, ką jis daro grįžęs, tai vis tik tai turėjo būti ir ambicija, tai turėjo būti planai, galų gale tuo pat metu dar vis tiek abiejų tautų Respublikoje, dabar žiūrint iš perspektyvos atrodo, kad jau stovi valstybė ant prarėjos krašto ir daugybė dalykų, kas vyksta, žinom, kaip jie baigsis, bet yra ir... Bet kartu tai buvo reformos, toks permainų, modernizavimo stiprus pokytis ir tai, kaip Smuglevičius, ką jis daro paskui, kaip jis elgiasi, kokie jo tokie ir politiniai judesiai ir simpatijos, antra vertus, jis tikrai jau turėjo neblogus ryšius per tą laiką pačioj tėvynėje užmėgstus gyvendamas Romai. Koks Smuglevičius grįžta, čia truputį vėlesnis negu ne iš karto grįžęs darbas iš Lenkijos, iš Kšižanovcų, kuriantis Dievas kūrėjas, altorinis paveikslas arba portretų, kuriuo jis jau tėvynėje tapo daug ir įvairių čia Dzelkovskio arba Dželkovskių šeimos portretas. Bet tai, ką jis planuoja atvažiavęs ir pradėjęs dirbti, tai eilė grafinių ciklų. Ir aplamai galvoja, norint susigaudyti Smuglevičiuje, labai svarbu žiūrėti į jo grafinį palikimą, kurio yra labai daug, bet tikriausiai yra tik tai nedidelė dalis, arba, sakant, bent jau apie pusę gal sunku pamatuoti, iš to, ką jis yra sukūręs. Ir pradėjęs gyventi tada Varšuvoje ir gyventi tėvynėj, jis planuoja kelis didelius, tuo metu labai modernius ir labai prabangius grafikos ciklus, kurių vienas yra Lenkijos istorija. Būtent Lenkijos karūnos istorija. Čia mes matom jo jau išraižytą, vis tiek paruoštą raižybai lakštą didelį, tai yra stambaus formato lakštai, Boleslovas Drąsusis priima Otoną III. Kaip matom, istorinė kompozicija, daugia figūrė, su istorizuotais rūbais, fonas toks, būtų galima sakyti, romėniškas, su romėniška senosios Romos architektūra. Tai vienas ciklas, kuris turėjo turėti per 200 lakštų. Tas projektas grafinis beveik žlugo, išspausdinta, atspausta, bet tikrai labai aukšta kokybė buvo tik tai keli ir jie žinomi, jie turi ir šitas muziejus jų. Kitas ciklas, kuris nebuvo padarytas, bet faktiškai buvo atliktas piešiniais, yra Senojo testamento istorijos, pirmiausiai Išėjimo knygos pasakojimai. Ir čia mes matom vienas lakštas, matot, tikrai visiškai jau paruoštą graveriui. Viskas išmodeliuota, sudėti štrichai, kompozicija. Ir čia mes matom jau tokį Smuglevičių kūrėją ir individualų. Abraomas, 3 angelai pas Abraomą. Originali kompozicija, mažai panašiai tuo metu dažniausiai darytas tos susitikimas su 3 angelais. Taip pat iš to paties ciklo Abraomas žvelgia į degančią Sodomą ir Gomorą. Dar vienas ciklas, aiškiai sumanytas, to nebuvo taip daug padaryta, egiptiečių papročiai. Senovės egiptiečių papročiai. Pirmasis Egipto sužavėjimas egiptologija,
Egiptomanija pirmoji. Ir čia Smuglevičius planavo daugiau apie tuos egiptiečius pagal to laiko istorijos jau mokslo užuominų ir archeologijos ir tyrimų papasakot tautiečiams abiejų tautų respublikoje. Dar vienas ciklas, kurį jis planavo, tai yra graikų mitai. Čia jau greičiau eskizai, žmogaus sukūrimas, Prometėjus sukuriantis žmogų. Ir tai yra iš graikų mitų to ciklų yra daug daugiau. Tai toks grįžta Smuglevičius į tėvynę, kas jau matosi ambicingas, turintis labai tvirtų, tokių, sakyčiau, virtuozinių, artistinių įgūdžių, puikus piešėjas, plataus išsilavinimo, erudicija, kuri matosi vizualinis repertuaras, bet taip pat literatūrinis, nes temos tokios, sakysim, Švento rašto šitai, čia jau tikiuosi, kada nors gal čia irgi paskaitą paskaitysiu apie tą ciklą, nes jis yra išskirtinis, tas Senojo testamento ciklas. Bet ten jis yra labai modernus, jis aplenkia tuometinį laiką, sakysim, Švento rašto iliustracijų, tuo labiau, kad čia ne iliustracijos, tai nėra knygos iliustracija, tai yra stambus lakštai, kurias galima kabinti ant sienos arba turėti surištus į albumą, bet jam jau reikia tokio staliuko ir jis faktiškai beveik jį visą užims. Tai yra darbas, matyti, jis dirba irgi su kažkuo, su labai stipriu teologu, labai geru Šventojo rašto žinovu. Ir kiekvienas atvaizdas yra palydimas labai tikslia Biblijos citata, tai sakyčiau, čia jis kažkur nušoka į Dorė laikus, į tokį Biblijos ilustravimą, bet ne tiek archeologinį, nors irgi jis keičia, jeigu Egipte kas vyksta, čia tokia. Tai va, tai 1763 metais Smuglevičius atvyksta į Romą, apsigyvena netoli Švento Petro, čia vaizdas bazilikos ir aikštės, gatvėje, kurios dabar nėra, nes ta gatvė išnyko, kai jau Musolinis platino Via della Conciliazione, kuri dabar tiesiai veda, ir pradeda čia gyventi, ir apie jį mes žinom labai mažai, bet kas tiksliai po 3 metų, nelabai aišku, kada jis tais 63 atvyksta, gal 62, buvo tos datos stumdosi, bet 66 metais, toliau jau, ką aš sakysiu, tai viskas yra 1700, jis laimi 3 metų arba 3 kurso Šventojo Luko akademijos konkursą, gauna 1 prizą. Ir po to mes daugiau nieko apie jį nežinom su jokiais konkursais. Nors dar kitas, tie konkursai vykdavo kas 3 metai. Tai atitinkamai per tuos 3 metus jis įgyja tokią kvalifikaciją, kad pripažįstamas geriausių to meto tar aplinkoj dalyvavusių konkursų. Kiti buvo toks konkursas tapytojams, jis kaip tapytojas, bet jis pateikia piešinį. Nes būtent Švento Luko akademija piešiniai turėjo būti teikiami. Ir toliau aš truputį kalbėsiu, kas yra įdomu, nes yra tik tai, tokia, sakyčiau, spekulacijos, bet įsitvirtinusios kartais iš vėlyvų liudijimų paremtos, kad galbūt jisai mokėsi, kas būtų arčiausia aplinkoj, pas dailininką vokietkalbį. Bet apie tai mes truputėlį pažiūrėsim kaip. Bet į kokią Romą atvažiuoja Smuglevičius? Žinoma, jis atvažiuoja į popiežių Romą. Roma yra popiežiaus valstybės ar popiežių valstybės sostinė, užimanti visą centrinę Apeninų pusiasalį, centrą Apeninų dabartinę Italiją. Roma, kurią formavo popiežiai labai intensyviai nuo 16 amžiaus, tada jau siekdami, kad pagoniškąją Romą, kuri dabar matoma ir labai, bet tada buvo ypatingai iškili, tokį viduramžišką miestą, kuris buvo pergyvenęs didžiulį nuosmukį 8-11 amžiuose, iš milijoninio miesto virtęs keliasdešimties tūkstančių gyventojų miestu. Tai popiežiai Romą kelia ir būtent renesansinė Roma, 16 amžiaus Roma, pradedama statyti taip, kad krikščioniškoji, kad moderni architektūra, moderni kraštautų krikščionybė nebenusileistų pagonybei. 16 amžiuje ten dar įvairiausių, kaip žinom, problemų, bet tada 17-18 amžiui popiežiai tęsia šitą.
Tai yra Smuglevičius atvažiuoja ir jeigu žiūrėti į Vatikaną, kuriame tuo metu popiežius negyvena, yra prieinama gana nesunkiai prieinamos Rafaelio stansos, Rafaelio lodžijos, Rafaelis yra didžiulis autoritetas. Galima žiūrėti istorinius ciklus, kurie ten nutapyti vėliau, 16 amžiaus pabaigos dailininkų, prieinami rūmai su didžiuliais istoriniais, iš tikrųjų kvadratiniais kilometrais istorinių ciklų, kuriuos užsakinėjo 16 amžiaus pabaigos popiežiai, Sikstas ypatingai. Yra meno rinkiniai privačiuose namuose, privačiuose rūmuose. Ir tie patys popiežiai jau yra įsteigę, nors dabar šveicarai sako, kad jie irgi turėjo, bet faktiškai pirmą ir paskui antrą ir trečią viešus muziejus Romoje, kuriuose surinkti antikos kūriniai ir vis renkami, nes Romoje vyksta kasinėjimai ir popiežiai nusiima geriausia, kas yra atkasama. Yra jau, sakysim, į tuos pretenduoja kolekcionieriai iš kitų šalių, bet popiežiai įveda embargo, neleidžia išvežti nei antikos kūrinių, o taip pat nei 17, ypatingai 16-17 amžiaus dailės kūrinių. Ir šito popiežiaus Benedikto XIV Smuglevičius jau neberanda, bet jis labai daug padarė, puošdamas ir modernizuodamas Romą, be galo šviesus, iš tikrųjų toks jau eruditas ir labai į kultūrą orientuotas popiežius, kuris labai daug prisidėjo prie senųjų bazilikų atnaujinimo, užsakė joms modernius fasadus, urbanistinę aplinką, interjerus taip pat. Jo įpėdiniai buvo truputėlį, gal ne visi, išskyrus paskutinį, kurį paminėsiu, bet tada Klemensas XIII, kuris tęsia ir labai menu besidomintis irgi, mėgstantis menininkus ir juos gerbiantis, irgi su įvairiais užsakymais. Ir tada Klemensas XIV šito metu ir 13 ir 14 metu labai daug religinės įtampos yra katalikiškam pasauliu, nes vyksta bandymas panaikinti jėzuitų ordiną ir galų gale tas nutinka. Bet kartu, sakyčiau, toks religingumas jėzuitų irgi platinamas Romoje yra labai populiarus, kur per jausmus, per emocijų tokia analizė yra žvelgiama į tikėjimą ir į maldos gyvenimą. Tai čia Klemensas XIV savo prie popiežių užmiesčio rezidencijos, Castel Gandolfo matosi, ir paskutinis popiežius, kurį irgi išrinktą Smuglevičius mato, bet išvyksta iš Romos iki tragiškų įvykių, kurie tikrai labai sunkiai bus, aplamai sakant, jis išvyksta iki Romos žlugimo, nes Napoleonas faktiškai sužlugdo popiežių Romą, kokią Smuglevičius pažinojo, bet jis šito jau nebemato, jam tik tai teks kitą žlugimą, pergyventi tai savo tėvynės žlugimą, savo valstybės žlugimą. Taigi, kalbant apie tai, kokią tą Romą, ir čia Benedikto XIV, sakant, veiklos rezultatai, modernizuotas Laterano bazilika ir visas popiežių Laterano kompleksas, perstatytas, apstatyta moderniai Santa Maggiore bazilika, Marijos Dievo motinos didžiosios. Sutvarkytas ir, tarytum, įjungtas, bet jau kaip krikščioniškas centras, nes čia įvedamos stacijos, prisimenant kankinystę Romoje, kankinių visą istoriją, Koliziejus. Pirmasis viešas muziejus, Kapitolijus, su didžiuliais jau tuo metu rinkiniais ir pildomas, kaip tik tai Smuglevičiaus metu šitie skulptūrų rinkiniai papildomi tapybos rinkiniais. 16 amžiaus pabaigoje įsteigta Švento Luko akademija, kurioje kaip tik tai Benediktas XIV įveda nuogo modelio studiją. Iki tol buvo nuogi modeliai piešiami dailininkų individualiuose dirbtuvėse, jeigu jie dirbo kaip mokytojai, bet viešo nebuvo ir čia viena iš anksčiausių nuogo modelio studijų popiežinėje Romoje. Kartu šitą akademiją turi ir tokį, tai yra dėstoma profesionaliai, dėsto tik akademikai, čia mes matom dalį akademikų portretų, bet tai ne vienintelė akademija. Kita labai įtakinga ir labai garsi yra literatūrinė akademija, Akademija dei Lincei,
lūšių, reikėtų sakyti. Bet tai yra literatūrinė, kur pagrindinis dėmesys yra literatūrai, poezijai, būtų tokiam išsilavinimui. Šalia to dar reikėtų paminėti Arkadijos akademiją. Tai yra akademijos, kurios yra tokia kaip klubai, bet kartu ir tikrai kaip akademijos. Ir joms priklauso daug dailininkų. Smuglevičiaus priklausimo kuriai nors mes nėra fiksuota, mes nematėm. Bet jis negalėjo, žiūrint netgi pagal jo literatūrinį akiratį, visiškai buvo neįmanoma būti izoliuotam nuo šito. Tais metais popiežiaus dvaras labai su tom akademijom bendradarbiauja. Ir žinoma dailininkai, kurie dirba Romoje, pats ryškiausias jų, pats labiausiai vertinamas tuo metu. Prie jo stovi eilės portretams, tai Pompėjo Džerolamo, Pompėjus Jeronimas Batoni, kuris, jis ne romietis, jis į Romą atvyko jaunas ir norėdamas jau būti dailininku ir pirmiausiai gyveno iš to, kas jau buvo populiaru, iš piešinių antikinių skulptūrų. Ji labai mėgo anglai, kurių visai jau buvo daug tuo metu, anksčiau negu Smuglevičius atvyksta. Ir Batoni antikos piešinių daugiausiai yra Anglijos rinkiniuose. Bet tuo pat metu tai, ką Batoni daro, jis išlaiko romėnišką klasikinę tradiciją, truputėlį atsitraukia nuo baroko, bet visiškai nėra svetimas nei baroko juslingumui, nei spalviniai, spalvos turtingumui ir tokiam juslingumui. Bet tuo pat metu, čia mes matom su tos Apolonas su mūzom, yra čia mes galim galvoti, kad čia jau Belvederio Apolonas yra painterpretuotas. Tai yra toks labai elegantiškas ir kartu labai meistriškas, nuo baroko jau atsitraukęs klasicizmas, bet toli gražu ne klasicizmas ir ne akademinis dalykas, nors Batoni yra akademijos narys, labai gerbiamas. Jis yra labai populiarus, be galo daug portretų nutarpęs, tai čia vieno kaip tik tai iš anglų lordų portretas, tokia klasikinė ikonografija būtinai su antikinė skulptūra ar su antikiniais griuvėsiais, čia jau tas buvimas Romoje. Šalia yra kitas meistras, venecijietis, dirbantis jau Romoje, persikėlęs savo dirbtuves Piranezi, mes jį gana, Lietuvoje jis yra žinomas, kuris pagarsėjo savo graviūrom, ir čia dėmesio pradedam kalbėti apie graviūras, kurios yra, grafika yra labai svarbi to meto kultūra, nes tai yra ir divulgacijos, platinimo priemonė labai stipri. Romos senovė, tai yra Romos archeologijos, čia Konstancos sarkofagas, dabar Vatikano muziejuje, toks porfyrinis iš Šventos Agnietės už miesto sienų zonos iškeltas. Ir šitos graviūros Piranezio ir yra labai populiarios, jį labai remia popiežiai ir jos ir populiarina Romą. Piranezis mėgsta kurti savotiškas fantazijas ir kitas dalykas, jis tą Romą rodo labai nuo tokio, sakyčiau, Balbeko dydžio, be galo gigantiška. Ir yra pasakojimo, kad kokie tie patys anglai atvykę į Romą prieš tai matę Piranezio graviūras nusivildavo, nes Roma netokia didinga, netokia monumentali, ne tas mastelis, kaip jie įsivaizdavo iš graviūrų. Apie Batonį mes dar pakalbėsim. Kitas asmuo, kurį randa atvykęs Smuglevičius, tai Johanas Winkelmanas. Apie jį, manau, kažką žinantis apie 18 amžių, estetikos teoriją ir panašiai mes žinome, bet tai yra vokietis, kuris dar į Romą neatvykęs, labai domėjosi antiką, puikus klasikinių kalbų žinovas ir labai gerai mokantis senąją graikų kalbą. Jie atsiveža į Romą Albanį, kardinolas, kuris buvo, kaip tik tai tuo metu, popiežiaus atstovas. Ir Winkelmanas ilgai dirbo su Albanija gausiais antikos rinkiniais, dalis iš jų pakliuvo ir per popiežių dėka į Kapitolijos muziejus. Ir tai, ką jis vokiškai Winkelmanas dar buvo parašęs, bet tai yra graikų klasikai skirta leidinį, labai įspūdinga, gausiai iliustruota, nes jisai iš Romos kopijų identifikuoja graikiškus kūrinius, graikiškas skulptūras pirmiausiai ir rašo apie tą graikiškąją estetiką. Tai Winkelmanas ir Piranezi dirba kartu. Ir Winkelmanas labai madingas tarp intelektualų,
Bet jeigu kalbėti taip estetiškai, tai vis tik tai ir popiežiaus dvaras, ir dauguma tų pačių intelektualų kultūrai plastiniai pirmenybę atiduoda Romai, o ne Graikijai. Tas graikiškumas truputėlį įsibėgės vėliau ir Smuglevičius atrodo irgi Winkelmaną jis be abejonės žinojo, nors tas nužudomas gana anksti, gana jaunas, bet negalėjo jis nepažinot ir Winkelmano artimo draugo, kuris su juo paskui netgi, bet Winkelmano artimo draugo Rafaelio Menkso, kuris kartais yra laikomas Smuglevičiaus vienu iš mokytojų. Aš paskui paaiškinsiu, kodėl, bet iš tikrųjų Menksas Smuglevičiaus nemokė. Tai Menksas savo kūriniuose skulptūrą, tai yra naudoja daug labiau ir daug taip statiškiau ir skulptūriškiau negu Batonį, nors jam irgi kartais nesvetimas toks lengvas, sakykime, toks elegantiškas, beveik saldumas. Bet kai Smuglevičius atvažiuoja į Romą, Menkso Romoje nėra. Jis išvykęs Ispanijos dvaro kvietimu į Madridą ir ten labai daug tapo ir iš viso ispanams, burbonams jis dirbo be galo daug. Tai aš tik tai vieną. Jis buvo irgi kaip portretistas gerbiamas ir šiaip Menksas buvo laikomas tokiu Batonį konkurentu. Ir čia jau priklauso, su kuo jūs kalbėtumėte tuo metu, kas atiduoda pirmenybę Menksui, kas Batonį, bet buvo toks truputėlį kalambūras, kad Menksas yra tapantis filosofas, o Batonį yra truputėlį filosofuojantis tapytojas. Tai jau kur tas akcentas kaip ir aišku. Tai kitas su Menksu labai susijęs asmuo, kuris vedė ir Menkso seserį, ir tokia kylanti tarytum žvaigždė, bet į tokį pirmą lygį žvaigždės niekada neiškilęs, yra Antonas von Maronas, tapytojas, irgi žinomas Romoje tuo metu. Ir dažnai apie jį kalbama be jokio dokumentinio liudijimo, kad tikriausiai Smuglevičius atvykęs į Romą mokėsi pas jį. Kodėl mokyti? Tai yra toks įsivaizdavimas, kad jis turėjo truputį pasimokyti, tada įstoti į akademiją ir tada, kaip žinom, 66 metais jis faktiškai ją baigė. Kodėl taip manoma? Todėl dėl Menkso tėvo, Ismailo Menkso, daugiavaikio dailininko, kuris buvo Augusto III rūmų dailininkas irgi, kaip ir Smuglevičiaus tėvas. Ir yra tokia spekulacija, kad gal nors jie tikriausiai niekada nesusitiko, bet čia kažkaip suveikė kažkoks blatas, nes tipo vaiką išleido į svetimą šalį. Bet ko gero ne visai tai buvo, bet į Maroną mes galim pažiūrėti. Maronas skirtingai, tai yra, kai Smuglevičius atvyksta, Maronas dar tik išėjęs iš mokinio statuso, jis tikrai mokėsi pas Menksą. Ir kadangi Menksas išvykęs, jis pradeda truputėlį pasiimti Menkso klientūrą. Ir portretus, ir kažką tapo kito irgi. Tai iš portretų, čia va toks labai tipiškas ir Menkso, ir Batonio tas portretų žanras, tie Britai, Anglai, tada dar ne Britai, Anglai, keliaujantis Anglai, atvykstantis į Romą, dažnai čia ir gyvenantis. Vienas iš jų yra Jamesas Birdas, apie jį mes kalbėsim toliau, nes jisai susijęs ir su Smuglevičium, ar Smuglevičius su juo susijęs. Bet skirtingai nuo Smuglevičius, Maronas buvo baisus karjeristas. Nes Smuglevičius jokios tokios dvaro ar kitokios visai nesidomėjo, kad čia būtų kažkur arčiau prie kokių aukštų asmenų ar panašiai. Tai čia Juozapo II portretas, nes Maronas pasiekė, kad jis taptų Austrijos dvaro tapytojų, labai daug tapė būtent įvairių įžymybių, padarė karjerą akademijoje, tai yra ne tik tapo akademiku, bet paskui jau akademijos vadovybę, pasiekė, galima sakyti, bet aiškiai labai mokantis socialiai tvarkytis ir panašiai. Tapo Menksas, tapo Maronas ir siužetus tuo metu labai populiarius, pavyzdžiui, pagal Homerą, tai čia Oresto sugrįžimas, pavyzdžiui, ir žinoma, žiūrint į tuos dailininkus, kuriuos jau matėm, ten galima atpažinti motyvų, dalykų, tokios vizijos, ką galima rasti ir Smuglevičiaus
darbuose, tai vis tiek yra jo aplinka. Jis tikrai toje aplinkoje labai artima ir labai taip, būtent arti buvo įsigyvenęs. Žiūrint į pačią, ką mes turime iš to laiko Smuglevičiaus, tai jo piešiniai, čia jo nuogo modelio studija, kuri saugoma Varšuvoje, dauguma, ką rodys, yra saugoma Varšuvos universiteto bibliotekos grafikos kabinete, kur matom, studentą. Dar besimokantį, visai gal ir neblogai, bet kitas dalykas, jis piešia iš natūros Rafaelio stansuose Vatikane, ir čia jau matom tikrai labai profesionalius, stambaus formato piešinius, ir tie piešiniai jau turėjo komercinę vertę, nes juos pirkdavo kaip tai, ką galima išsivežti iš Romos. Ir iš tos piešinius siunčia karaliui. Tikriausiai tėvas jam labai anksti, dar iki visų pergalių akademijoje, išrūpino nedidelę stipendiją, kurią jis gauna ne visada reguliariai ir panašiai. Todėl jis karaliui siunčia daug ir to dėka mes turim ankstyvą, dar besimokantį Smuglevičių. Žiūrėkit, kaip greitai juda. Čia apie 66 metus. Iš Vatikano muziejų skulptūra. Ir čia jau matom Smuglevičių, čia draugėlį kuris turi tą dovaną ir labai gero, subtilaus piešinio, ir kartu jis turi tą gebėjimą, kurį turi Batonis ir kurį tikriausiai jis būtent iš Batonį ir perima, vaizduoti skulptūrą kaip beveik gyvą kūną. Kur yra skulptūra, bet ne tik skulptūriškumas, bet ta skulptūra yra, sakykime, tokia beveik kvėpuojanti. Čia to nugalėjusio piešinio aš jums nerodysiu, jis yra gana žinomas, bet čia kokius metus, porą metų po tos pergalės 60, tai yra apie 67-68 metus, nuvežtas didelio formato piešinys Smuglevičiaus, kuris irgi atsiunčia karaliui. Ir karaliui šituo atveju jau Stanislavui Augustui jis taip patinka, kad karalius jį pasikabino kaip paveikslą ant sienos. Čia reikėtų jį didinti, bet tai tikrai yra tobulas piešinys. Ir kaip matom, ir su Romos aplinka, ir su, čia Brutas teisė savo sūnus, tai pavyzdžiui, Bruto galva yra nupiešta pagal Kapitolijaus muziejuose saugomą jo portretą bronzinį, romėnišką, senąjį, ir daug kitų dalykų, kur galima atpažinti, kad Smuglevičius tikrai turi didžiulį tą vizualinį repertuarą ir labai subtiliai sudeda, bet tuo pat metu kompozicija remiasi klasikinių dalykų, bet turi ir to tokio barokinio išraiškingumo. Pažiūrim, ką piešia truputėlį anksčiau Batonis. Tai, kas yra Anglijoje. Čia yra skulptūros ir jos yra tikrai labai panašios į tai, ką piešia Smuglevičius. Na, čia galiu pasakyti, kad Smuglevičiaus su Batoniu niekas nėra sieję. Tai šitą jūs girdit pirmą kartą. Bet irgi Batonį. Puikus piešiniai, daugiausiai Britų rinkiniuose, Tottenhame, bet Batonis buvo ir puikus akademinis piešėjas. Čia vienas iš jo akademinių piešinių. Ir labai įvairus, labai lankstus dailininkas. Daug ką daręs, tai čia parodysiu porą. Ir tarp Smuglevičiaus piešinių galima rasti daug motyvų, ką jisai užsipiešinėjo, greičiau gal netgi netiesiai iš darbo, bet pagal atmintį. Tai čia gailestingumo alegorija. Arba, pavyzdžiui, čia jau paveikslas Šventasis Baltramiejus Batonio. Tai parodint truputėlį tokį formatą. Tai Batonis yra tokia žvaigždė Romoje, tikrai ir kartu turintis labai artimus ryšius su agentais. Daugiausiai jie buvo anglai, dalis škotai, kurie suveda atvykstančius turistus, kuriems reikia menininkų, jie nori iš jų nusipirkti kažką, jie nori portretus užsisakyti. Ir vienas iš tokių yra tas jau minėtas James Byres, škotas, katalikas, jakobitas, ne jakobinas, tai yra Stuarto katalikų, sakant, kurie yra popiežių priglausti ir gyvena Romoje šalininkas ir susijęs su tą jau katalikų bendruomenė. Ir jis yra labai branginamas gidas po Romos archeologinės vietovės. Jis yra agentas, jis pardavinėja dailininkų
menininkų kūrinius juos ir jis suveda dailininkus. Tai Bairis buvo pirmas, kuris davė Smuglevičiui užsakymą, kai jis dar nebuvo baigęs akademijos, Ir tas užsakymas buvo etruskų tapybos piešiniai, ką tik atrastų etruskų kapų Tarkvinijoje, nes Bairis galvojo išleisti irgi tokį prabangų albumą su etruskų tapyba, pradėjo prenumeratą, ir tas projektas nepaskrido. Tai Smuglevičiaus piešiniai paskui buvo panaudoti XIX amžiaus leidime, nes etruskai dar neturėjo tokio masinio dėmesio, kad ir tų pačių anglų ar pačių italų, tai buvo tokia truputėlį egzotika, bet įdomu, kad tie Smuglevičiaus piešiniai, kurie išlikė, jie pasižymė būtent tuo, ką mes matėm, didžiuliu tikslumu. Ir Smuglevičius faktiškai tokie dailininkai buvo vadinami vertėjais, kurie perveda iš vienos medijos į kitą, iš vieno tipo, į piešinį, tapybą, skulptūrą. Tai jis tikrai turėjo tą dovaną. Ir, čia truputėlį, sakysim, tas turtai, čia kaip tik taip, sakant, turistai su kelionių vadovais, tokiais kaip Bairis. Čia paties Smuglevičiaus tapytas Bairis šeimos portretas, žanras tada vadintas pezzo di conversazione arba conversation piece. Ir labai mėgdavo užsakyti grupės, kurios atvykdavo į Romą tokius portretus, tik tai tiek, kad dailininkui tekdavo nutapyti tiek kopijų, kiek buvo asmenų. Šiuo atveju šito Bairis šeimos atveju Smuglevičiui tikriausiai tiek nereikėjo, bet jis taip tobulai įsirašo į tą žanrą. Ir kitas užsakymas, kurį Smuglevičius gauna, greičiausiai vėlgi per tai, kad jis yra susijęs su šitą aplinką, nes tas užsakymas irgi orientuotas į Grand Tour pirmiausiai užsakovus, bet taip pat ir į tai, kas yra aplinkui, tai mums jau labai gerai žinomas Tito termas arba Domus Aurea. Čia muziejus turi originalų piešinį, pagal kurį buvo kuriami ofortai, ir tada ir ofortai buvo kuriami spalvinimui ir kaip juodai balti. Tai tų spalvintų buvo labai mažai, tai buvo visiškai bibliografinė retenybė beveik iš karto, kai atsiranda tas leidinys. Tai prie piešinių Smuglevičius dirba atidžiai ilgai ir labai sunkiai, nes jisai užpiešinėja tai, kas buvo Nerono rūmai, ir ką jau užpiešinėjo ir Rafaelis su savo bendraamžiais menininkais ir tą naudojo popiežiaus rūmuose, bet užpiešinėja kabėdamas ant virvių, nusileidęs į tas grotas, pasišviesdami deglais, kartu su Brenna, architektu ir savo kolega. Tai yra labai sunkus darbas, bet produktas, tai yra visas šitas ciklas, turi milžinišką pasisekimą. Tai čia tik tai vienas lapas, aš prie to per daug nekalbėsiu, bet čia jau Smuglevičius, kuris dirba kaip profesionalas, dirba kaip paklausą turintis menininkas, tik mes dažnai nežinom visko, kas jam ką užsakė ir kas su kuo dirbo. Mes žinom, kad čia yra viena knyga, kurią jau su šeima, su kuria jisai gyveno, su Spampaniais, kurių vieną sūnų jis atsiunčia į Vilnių ir tas čia pastato pirmuosius tokius klasicistinius darbus, tai yra iliustruotas Vignola. Smuglevičiaus piešiniai pirmiausiai šitam priešlapiui. Jis tapo altorinius paveikslus. Kai kur negauna užsakymų, bet čia Marijonams, tada dar jaunai vienuolijai, tik prasidedančiai, jis nutapo Nekaltą prasidėjimą. Sakyčiau, labai tokioj natoj, kaip nuo Nekaltas prasidėjimas šitas ikonografinė tema ir vaizduojama tuo metu, bet profesionalus ir labai, kaip būtų galima sakyti, suvestas darbas. Iš to ankstyvos Smuglevičiaus iki 37 metų. Tai yra visai irgi absoliučiai brandus dailininkas. Tada paprasčiausiai pasižiūrėti, kas yra tas menininkas tarp menininkų, kokia dar jo aplinka. Tai ir yra tarptautinė. Nes ir aplinka, kaip sakiau, labai tarptautinė. Popiežiai, kuriuos minėjau, ką jie padaro? Jie atveria Romą protestantams, nuimdami visą eilę reikalavimų ir kartu, kurios nustatė Tridento bažnytinis susirinkimas katalikų ir protestantų bendravimui ir ypatingai artimesniam. Ir ko Romoje jau tikrai buvo laikomasi, Lietuva iš karto pasakė, nesilaikysim, nes mums su jais gyventi reikia. Bet šitas
Šitie reikalavimai kartu, ir kadangi popiežiai ir valstybės vadovai, tai tikrai labai stengiasi šildyti santykius su ta pačia Anglija ir galų gale atvyksta tada kaip turistai ir angliškosios, jau protestantiškosios karališkos šeimos nariai, o paskui juos tada pradeda važiuoti skandinavai. Smuglevičiui esant Romui atvyksta Rusijos imperatorius Povilas I su žmona kaip šiaurės kunigaikštis. Tai to judėjimo tokio elitinio yra labai daug ir labai tirštai, bet lygiai taip pat labai tarptautinis yra ir dailininkų kolektyvas, jie ir dirba tam skirti tam mišriam tokiam užsakovui. Tai čia žinomas irgi dailininkas, eruditas ir kolekcionierius Gavinas Hamiltonas, Britai kartais grįžta atgal. Pagyvenę Romoje, tai pavyzdžiui, Hamiltonas grįžo. Ir, čia nebekaba Agripina, bet pavyzdžiui, Hamiltono Agripina grąžinanti Germaniko pelenus į tėvynę. Tai sąšauką matom, tai nėra jokios tokios tikslaus pakartojimo ar ką, bet ta aplinka yra. Kita labai garsi to meto menininkė, Britų akademijos įkūrėja, viena iš jų. Karališkosios Anglijos akademijos įkūrėja, kurios kaip portretistės Menksas nesugebėjo nukonkuruoti. Ji buvo tiek populiari kaip portretistė, iš vienos pusės dar ir dėl to, kad galėjo ramiai tapyti moteris. Tai čia Angelika Kaufman. Gyvenusi tarp Romos ir Londono, galų gale grįžusi galutinai į Romą, bet jinai kaip tik tai Smuglevičiui atvykstant į Romą, jinai išvyksta į Londoną, bet keliauja tarp vieno ir kito, labai įsitraukusi. Ir moteris, kuri kartu kaip Batoni, kadangi jo į Angliją išvažiavo be galo daug, čia kas dailės istorija truputėlį domisi, ar portreto istorija, padarė didžiulę įtaką faktiškai anglų portreto formavimuisi. Ne tik tai Vandeikas, bet va šitie du menininkai tai tikrai įtakojo taip, tai sakysim, visą jau akademinį, kaip koks Reinoldsas tapė ir kaip suvokė Britų portretą. Tai čia Angelikos Kaufman vienas iš jos portretų, gana ankstyvų, jos Telemachas Spartos dvare, Spartoje, kurį pergrojo Smuglevičius, daug labiau klasicistiškai ir taip daug labiau pagal tas archeologinę tapybą, kurią yra tokia, kokia buvo Aukso rūmuose. Čia jo Grachų mama su Grachais. Tai va tokia, sakyčiau, tai dar galbūt tą Apoloną Batono, kur rodžiau, tai jisai buvo Vilanove, jis buvo karaliaus rinkiniuose, paskui dingo, paskui atsirado Rusijoje ir po 90 metų vis tik tai rusai grąžino Lenkams, tai jis dabar vėl Lenkijoje. Tai va daugiau mažiau tokia, kaip čia pasakyti, toks vizualinis repertuaras, tokia labai štrichais nužymėta tikrovė, kurioje tuos metus, 20 metų praleido Smuglevičius, ir kurioje mes galim atsekti tuos dalykus, bet sakau, su visu šitu bagažu, su ta patirtim, galbūt ir su kažkuo, ką pergyveno sunkiai, ne viską mes žinom. Yra vienas dalykas, kai jis buvo kviečiamas į Angliją dirbti. Ir tas užsakymas yra beveik dokumentuotas, ne jo paties, bet ir jo tėvynainių, ir jo šitų tarpininkų, kad jis to jaučia išvažiuos į Angliją, bet kažkas rašo, bet tik tai neaišku, ir man atrodo, kad kaip tik iš Lenkų rašo, kad neaišku, ar jisai pajėgs atsiskirti nuo savo draugės. Mes nežinom jos nei vardo, nei kas jinai buvo, tik tai patį faktą, kad jinai buvo. Grįžo į Lenkiją gal todėl, kad draugės nebebuvo. Be visų kitų dalykų. Čia jau šituo atveju apie Smuglevičių galima rašyti įsivaizduojamus tokius romanus ir manau, kad galėtų visai įdomių dalykų, jeigu Sabaliauskaitė ar kas kitas susidomėtų. Bet kaip asmuo pagal tai, iš kur jis ateina ir paskui ką jis daro šičia, ir manau, kad jis tikrai nusipelno daug didesnio dėmesio, todėl tas projektas, kurį mes čia po gabaliuką atstovaujam, stengiasi pajudinti Smuglevičių kaip mums irgi be galo svarbu dailininką, nes be jo, kaip tai bebūtų, negalėtume kalbėti apie Vilniaus ar Lietuvos dailės mokyklą. Pirma profesionalios mokyklos dailininkų pirmas dėstytojas.
jau nebe Lietuvoje kaip valstybėje, bet Vilniuje. Tai ir tada jo mokiniai irgi matyti vis tik tai mokytojas, kuris nebuvo tironas, nes jo mokiniai labai skirtingi tarpusavėje. Nu, ryškiausias galbūt Rustemas, bet čia ir kiti vis tik tai daug ką nuveikė. Tai tiek.